Sveiki kolegos, šios dienos mūsų tema – saga ir kilpos dydis. Visos dabartinės mašinos turi tokias specialias pėdeles, į kurias įdėjus sagą, mašina pagal jos diametrą padaro tam tikro ilgio kilpą. Bet yra vienas bet. Prieš jūs dvi vienodo diametro sagos, bet jų yra skirtingas storis. Taigi, jūs jau žinote, kad įdėjus į pėdelę sagą, mašina padarys jums kilpą ir kilpa būtinai yra 2-3 mm didesnė už sagos diametrą. Jeigu mes paimsime storesnę sagą ir bandysime pro šitą kilpą ją prasekti, matysim, kad jinai labai sunkiai pralenda. Be abejo, aš ją prakišti galiu, bet segant labai ilgai tokia kilpa išsideformuoja ir bus negraži dėvėjime. Vadinasi, reikia padaryti kilpą didesnę. Imam bandymuką, darom kilpą didesnę ir štai ant tokios storos sagos, jeigu čia dar bus prisiūta visokių ten deimantų ir briliantų ant tos sagos, matysim, kad kilpa yra praktiškai 5 mm didesnė už sagos diametrą. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė. Tegu jūsų kilpos visada būna gražios.